kontrolė jau 7 savaičių nuo varžybų. Praktiškai pirmos mylas visada būna pas mane pats didžiausias, nors aišku valgau aš šiek tiek pagal save, bet aišku viską valgau tai, kas yra mitybai. Tiesiog esu toks žmogus, kuris dažniausiai mėgsta pavalgyti žymiai daugiau per vieną sykį, negu įsiskaidyti per daug. Aišku, tai gali kenkti virškinimui šiek tiek, bet kol kas virškinimas viskas yra gerai. Tai bus šiek tiek tolimoj ateityje per varžybas, bus matyti. Tai pirmas mylas prasidės nuo, kaip sakau, champion breakfast. Tai pagal kas, kol turiu anglių, tai yra makaronai, 4 kiaušiniai, 250 gramų jautienos. Tai toks pirmas basic mylas. Visada dažniausiai būna, kartais būna, kad pasikeičiu iš ryžius, bet šiuo momentu kažkaip jaučiu, kad norėčiau pabandyti vėl grįžti prie makaronų, pažiūrėti kaip man virškinimas, nes šiek tiek buvo problemų su virškinimu, bet bus matyti, galimai pasidarysiu taip, kad vieną dieną būtų ryžiai, kitą dieną būtų makaronai, arba bandysiu juos maišyti, kad, sakykime, jeigu dabar kol kas dar valgau 3400 kalorijų, pas mane gaunasi, kad aš suvalgau po 200 gramų kropų. Tai ar būtų ryžiai, ar būtų makaronai, tai galvoju, gal pasidarysiu taip, kad rytais būtų 100 gramų makaronų, o 100 gramų ryžių būtų su kitu antru mylu. Nes pas mane dažniausiai būna dienos metu, būna 3 mylai, tai sakykime, pirmas mylas toksai, kitas būna pusę kilogramų jautienos su 100 gramų ir, sakykime, ryžiai ar makaronai, ananasai, daržovės ir viskas. O last mylas tai būna dažniausiai sausi pusryčiai, pasalės, nes visada stengiuosi žiūrėti savo laiką, bet aišku, kartais būna, kad reikia tos maistus pasidalinti kitaip. Tai pakol kas mylai va tokie. Šiandien čekas buvo nusiustas treneriui, treneris yra patenkintas formu. Per savaitę laiko tikrai spaudėm šiek tiek daugiau negu buvo prieš savaitę laiko. Gavau feedbacką, sakė šiandien plus 205 gramų kropų. Tai aš džiaugiuosi, bet šiandien, kad 200 gramų, sakykime, makaronų ir panašiai iš viršmos bus 300. Ir šie dar paprašyti, kad duotų šiek tiek iš tų 250 gramų, kad likusi anglis nueitų į sausus pusryčius po salės. Tai šiandienos svoris yra 2 kg, pagal viską į limitą jau telpu. Galimai limitas yra arba 24, arba 28, priklausys kiek mane pamatos. Tai vis tiek, kaip sakau, rūmo yra, galima toliau pušinti save. Aišku, forma dar ne iki galo įspausta, tarsi po liko laiko, bet manau, jeigu tokiu tempu, tai tikrai bus forma genetiškai gera. Tai aš ką, keliauju valgyti, susitiksim galimai salėj, šiandien darysim nugarą, parodysiu savo pratimus, kokius darau, pasipušinsim, bus matyti kaip kas, važiuojam valgyti.
kamerą geriau pastatyti. Taigi, viso, kaip sakant, pasportavom, nugarą pasidarėm ir galinę deltą, pasidarėm bicus. Aišku, dar pasidariau aš ir kardio. Nors ir 7 savaitės liko iki varžybų, mes kardio darom praktiškai nieko. Darom 7 kartus per savaitę po 35 minutės. Jokių stiersų, jokių dviračių minimų, tiesiog paprastas ėjimas ant takelio. Pagal kas aš darausi ant 12 įkalnę ir greitai ant 3. Tai tas kardio tiesiog praeina gan greitai. Antras, tai palembo, šiaip tai pats save nustebinau, jog šiandien darant nugarą praktiškai ant visų pratimų, kurios matysite video, buvo grinai arba keleto repų daugiau padaręs, arba netgi pakėlęs svorį. Tai iš tikrųjų tai rodo gerą ženklą, kad raumo vis tiek išlieka, nors ir kūno procentas krenta, body fatas krenta, riebalai, kaip sakant, krenta, viskas yra good. O kas dabar laukia, kaip visada, post-workout mealas. Bet aišku, šiandien treneriukas nustebino, pasakė, kad forma yra gera, aišku ir matėsi, kad biški toks padžiūvęs esu. Tai davė ekstra tų, kaip sakant, anglių, nors ir dabar, kaip sakant, ir suvalgiau ekstra per savo dienos mylus 100 gramų daugiau įsidėjau makaronų. Tai išprašiau vis tiek iš treneriuko, kad leistų man suvalgyti šiek tiek ekstra daugiau sausų pusryčių, nes dabar vis tiek yra jau 7:30, o aš dažniausiai jau 7:30, 8 val. Valgau last mealą. Aš esu tas žmogus, kuris valgo šiaip tais mažą kiekį maisto, sakykime, 3 kartus valgau, bet tik tais dideliais kiekiais. Bet galimai greitų metų pradėsiu valgyti kaip tikras kultūristas. Ten, jeigu, kaip sakant, pirmas maistas bus, ten, kaip sakant, ten 150 gramų kokios jautienos, ten 2 kiaušiniai ir viskas. O dabar pagal kas valgau, sakykime, nors ir yra dienos meniu, kaip yra treneriukas man surašęs viską kitką, tai tiesiog aš viską sudedu vos ne į vieną mylą ir taip suvalgau. Ir aš tada jaučiuosi sotus, ilgesnį laiką galiu išbūti sotus, tada nėra jokių kreivingų, kaip sakant, kad norėčiau daugiau ekstra kažką valgyti ir viską kitką, bet dabar mes ką pastebėjom, kad kažkas vyksta blogai su mano virškinimu. O tai yra blogas ženklas, jeigu maistas nesivirškina, yra ekstra problemų, aišku, reikia jiems padėti. Tai bandysiu iš savo pusės suieškoti, iš kur galima rasti jos. Iš pradžių galvojom gal dėl to, kad nevalgau visiškai daržovių ir panašiai, dabar įsidėjom ir daržovės, nes praktiškai viso savo nepasirašymo laiko, praktiškai 2,5 metų praktiškai jokių daržovių nevalgiau. Tik tais būdavo keliais tokiais mini tarpais, ten kažkokį ten vieną, ten kokį agurką ar kažką tokį suvalgydavau. Bet taip, kad pastoviai ten kiekvieną dieną valgyčiau salotos ir kažkas tokios, tai nebuvo visiškai. Aišku, treneris man, kaip sakant, davė pizduliai už tai, kad nevalgau. Nes sako, dabar, kaip sako, pasirašyme esi, sako, to būtinai reikia valgyti tų daržovių, viską kitką, kad padėti savo virškinimui. Tai ką, tai sakykime taip, šiandienos mylas buvo pirmas, tai buvo 250 gramų jautienos iškeptos airfryerį, tada buvo 4 kiaušiniai, 100 gramų makaronų, tada antras mylas buvo 500 gramų kalakutienos, vėl 200 gramų makaronų, tada buvo 300 gramų ananasų ir 350 gramų sparaginų pupelių. Tai toks, įsivaizduokit, toks didelis bliūdas ir tiesiog per vieną atsisėdimą suvalgiu visą bliūdą. Aš tiesiog galiu, sakau, daug valgyti ir man gerai yra, bet sakau, dabar reikės kitaip daryti. Tai va ką, galim sakyti, reikia pasidaryti savo last mealą, savo pusryčius. Tai praktiškai basic pasimsiu bliūdelį, fucking bliūdelį. Aišku, naudosiu paprastus sausų pusryčius. Stengiuosi, kad būtų kuo mažiau cukraus. Tai 100 gramų yra 22 gramų cukraus. Aišku, angliavandenių 7,3, ten who cares. Tai dėsiu
100 gramų dėsiu šitų. Lygiai pataikiu. Ir paprastų dėsiu cornflakes. 150 gramų. Tai, nes šiaip tais valgau dabar pakol kas vis tiek, jeigu taip žiūrint, kad nebuvo davęs treneris man ekstra, kaip sakant, tų kropų, būčiau tiesiog pasivalgęs 150 gramų su pusryčiu, su proteinu 60 gramų. Tai bet davė 100 ekstra daugiau, tai ir dėsim ekstra daugiau. O, dar 20 gramų. O, taip pat. Tai toks bus last mealas. Aišku, eisiu dabar pasimsiu proteiną. Paprasto, belio kokį izoliatą. Aišku, aš turiu visokiausių, nenoriu reklamuoti, nes, kaip sakant, negaunu pinigų už tai. Ir aišku, dar eis 20 gramų glutamino, kad padėti virškinimą irgi. Nors šiaip vis reikėtų gerti 10 gramų ryte, 10 vakare, bet pamirštu išgerti to glutamino visiškai, tai tenka dabar atsidėti. Ir viskas, last mealas toksai, o rytoj vėl darom čikiną iš pačio ryto, žiūrėsim formą, kas kaip juda, nejuda. Ir galimai rytoj darysim kojas, tai vis tiek čia gausis toks kaip 2 video viename. Šiandien buvo nugara, rytoj pasidarysim kojas ir mesim vieną bendrą video. Tai va taip, einam valgyti, o rytoj susitiksim daryti kojas. Jo. Tai yra problema. Nėra monsterio. Oi. Nu ką. Imsim kaip visada. Fucking. Nežinau, kur energija. Takes one. Taigi, atėjo kita diena. Kaip sakant, iš pačio ryto prisidėjau čekiną. Treneriukui nusinčiau. Tai jis yra patenkintas po mūsų mikro karbapo tokio ekstra, kaip sakau, 200 anglių. Toks šiek tiek esu pilnesnis truputuką, bet vis tiek nereikia per daug duoti anglių, kad progresas neišeitų. Tai va, šiandien turėjom varyti kojas daryti, praktiškai 3, bet gaunasi taip, kaip visada tenka važiuoti vienam, nes vienam koja pasitempia, kitas tiesiog nebegali. Galvoju, būtų buvę geras video, kaip sakant, kaip mes viens kitą tam papušinam salėje ir taip toliau viską kitką. Bet ką tenka varyti vienam. Kaip sakant, užsukom į parduotuvę, kaip matėt, monsterių nuolaida buvo, viskas išpirkta. Tai pasiėmiau paprastą, belio kokį, jau nebežinau netgi kokį, tiesiog pasiėmiau mango skonio, tai ką išgeriu pusę monsterio ir varom kojas daryti. Aišku, daug šiandien nefilmuosiu, porą setų, kaip sako, nufilmuosiu po kiekvieno pratimo, nes vakar, sakau, kaip nugarą dariau, tai stengiausi daug ką filmuoti. Tai aš šiek tiek užtrukau per ilgai, bet nieko, sakau, įmėsim kojas ir bus tiek šiandien.
Tai ką, pasidariau kojas, pasidariau dar kardio, kurį reikia pasidaryti 35 minutės. Aišku, nefilmavau paskutinių 2 pratimų, tai legpresą kartu su RDL, nes jau ir taip žiūriu, kad užsibuvau toje salėje, viską kitką. Šiaip tas irgi, šiandien pasidariau visai normaliai, praktiškai ant visų pratimų arba keletais repais daugiau pasidariau, arba netgi užsidėjau. Tai iš tikrųjų, jeigu žiūrint taip, ant to, kaip sakau, šūdino hako, kur dariau, kur matėt, pasidėjau 20 kg daugiau, tai išpušinau normaliai, kiek padariau 15, o kitą seriją jau padariau vos 8. Važinėja čia motociklai kažkokie, vaikai, juokauju. Tada extensioną pasidariau 3 setus su 7 kg po 15 kartų, jau kitam kartu reikės didinti viską. O šiaip tai, nežinau, jėga didėja, kūnas po truputį ryškėja, kaip ir viskas good. Aišku, žiūrėsim kaip toliau, o dabar reikia varyti namo valgyti. Tai tiek, ačiū, kad žiūrit šitą video ir susitiksim kitą savaitę, kai bus 6 savaitės likusios.